Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Noriu papasakoti, kas įvyko šią savaitę, kas mano galva yra svarbiausia. Tai nebejotinai buvo tarybos posėdis, taryboje priimta daug klausimų. Taryba kaip jau tradiciškai buvo pakankamai karšta, buvo daug debatų, buvo daug pasisakymų, buvo daug, karštų klausimų. Dauguma iš jų buvo priimti. Vienas jau tradiciškai tapęs klausimas, sprendimas dėl buitinių šiukšlių išvežimo tarifo. Eilinį kartą jam buvo nepritarta ir norėčiau šiek tiek atkreipti dėmesį, prie ko tai priveda. Mes niekad nepasigilinam, o vis dėlto, kada mūsų politikai pradeda kalbėti 300%, 120% pabrangsta ir taip toliau. Labai gražiai ir labai skambančios frazės, tačiau nieks neįvardina tai, apie kokią tai sumą eina kalba. O sumos eina maždaug tokios, kad apie 50 kvadratinių metrų butas, jam šiukšlių išvežimas pabrangtų apie 4 eurus per mėnesį. Turiu omeny. Tai va tokios sumos devynaukščiam šiuo sprendimu gal būtų net ir šiek tiek nupigę, bet kuriuo atveju. Tai yra maždaug tokio lygmens sumos. Žinau, kalbėsite, kad čia vis tiek čia yra labai daug, labai brangu. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad jos ne iš piršto laustos šitos sumos, o tai sumos, kurios būtinos tam, kad išvežti šitas buitinės šiukšlės, nes jos susidaro dėl to, kad vartų mokestis Utenoje pabrangsta, dėl to, kad minimalus atlygis pakyla, dėl to, kad kuro kainos irgi nestovi vietoje. Taip, kad nepriėmimas šito sprendimo veda prie to, kad Visagino savivaldybė ir Visagino būstas, uždaroji akcinė bendrovė, neša nuostolius. Ir nuostolius neša tai ne kažkas, o konkretūs žmonės, kurie tą daro, jie negali gauti adekvataus ir solidaus atlygio už savo darbą. Ir baigtis gali tuo, kad tas pats Visagino būstas tiesiog atsisakys vykdyti šią komercinę veiklą. Ką tada darysime? Kada reikės pasisamdyti visiškai kitas atvykusias kompanijas ir mūsų žmonės turės išeiti ir tapti bedarbiais? Ką darysime tada, kada tos atėjusios kompanijos pabrangins savo paslaugas jau tikrai kartais, ir tai jau yra įvykę ir ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Taip kad prieš svarstydami ir gazdindami ir, kabutėse pasakysiu, rūpindamiesi apie žmonių gerovę, pamirštame, kad tokis rūpinimasis priveda prie labai sunkių pasiekmių. Kitas susitikimas tai buvo vyriausybės išvažiuojamasis posėdis Utenoje, kur aš dalyvavau ir galėjau užsakyti tuos klausimus, kurie tikrai svarbus mūsų miestui. Turiu omeny, aišku, kelių būklę. Visi pastebit, kad keliai iki miesto savivaldybės kelių yra, tai jau švelniai tariant, negeros būklės. Ta patį pasakiau ir premjerui, kad kada mes kalbame apie prastus kelius, tai mes kalbame labai švelniai. Jau keliai tampa net nebe keliais, o žvyrkeliais, su duobėmis ir su viskuo. Ir mes vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kuri žvyrkelių programoje nedalyvaujame ir negauname žvyrkeliams asfaltuoti lėšų dėl vienos paprastos priežasties. Nėra pas mus žvyrkelių. Tačiau, kada pasibaigs šita programa visoje Lietuvoje, bus išasfaltuoti žvyrkeliai, mes vėl nepapulsim į kokią nors asfaltuotų kelių remonto programą, nes pas mus jau taps žvyrkeliais šitie privažiuojamieji keliai. Tai labai tikiuosi, kad ir susisiekimo ministras atkreips dėmesį, pats premjeras atkreips dėmesį, kad
situaciją reikia taisyti. Taip pat kalbėjome apie laisvąją ekonominę zoną. Čia tiesiog noriu pasidžiaugti, kad vyriausybėje yra palaikymas ir šiuo metu vykdome tam tikrus savus namų darbus. Turime pakoreguoti tam tikrus dokumentus ir rugpjūčio mėnesį esame įsipareigoję pateikti vyriausybei pakoreguotus iš mūsų pusės dokumentus, kad tokia įstatymas dėl laisvosios ekonominės zonos pasiektų Seimą. Premjeras patikino, kad šį klausimą vyriausybė palaikys ir tai tikrai labai džiugu, nes tai yra mūsų miesto, mūsų savivaldybės ateitis. Daug klausimų taip pat aptarėme, kalbėjome su premjeru, su ministrais ir švietimo klausimus, ir geležinkelio susisiekimo klausimus, ir medicinos. Ir čia reikia pasidžiaugti, kad buvom paminėti, mūsų savivaldybė buvo paminėta, kad kelia ne tik kaip klausimus, bet iškart siūlo ir sprendimo variantus, kaip tą galima būtų pataisyti. Na ir trečia, ką tikrai labai noriu pasidžiaugti mūsų jaunimu, pasidžiaugti mūsų moksleiviais. Pirmą kartą mūsų istorijoje mes surengėme tokį vakarą, tokį projektą Naktis savivaldybėje, kur susirinko iš visų mokyklų moksleiviai į savivaldybę ir galėjo pabendrauti su politikais, su administracijos atstovais, užduoti klausimus, gauti atsakymus, suprasti, pasakyti pastabas. Ir labai džiaugiuosi ir galiu pasididžiuoti, kokį brandų jaunimą turime, kokie brandūs užduodami klausimai, kaip išgirstamas atsakymas ir jis suprantamas. Taip kad ateitį turim tikrai nuostabią. To projekto metu kilo mintis ir man, ką pasakiau mūsų moksleiviams, galėtumėm padaryti alternatyvę tarybą iš 5 mokyklų, tarkim, po 5 mokinius, ir jie galėtų karts nuo karto susitikti ir pasvarstyti tuos klausimus, kuriuos svarsto mūsų politikai, suaugę dėdės ir tetos. Ir žinokit, nenustepsiu, tikrai nenustepsiu, jeigu mūsų vaikai priims ir pasiūlys žymiai brandesnius atsakymus, priims brandesnius sprendimus nei tie, kurie seniai šitoje taryboje ir priima sprendimus ne todėl, kad jie yra teisingi, o tik tai pagal kriterijų, jie yra populiarūs ar jie nepopuliarūs. Tai tiek apie šią savaitę, tačiau tikrai norisi pasidžiaugti, kad priekyje savaitgalis, kai kam jis bus gerokai ilgesnis. Tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie pirmadienį taip pat paėmė išeiginę, todėl turės 4 išeiginės. Tai priekyje Joninės, nuostabi šventė, mūsų kultūros darbuotojai tikrai parengė daug visokių renginių, daug visokių kultūros elementų, kurie džiugins mūsų gyventojus, džiugins mūsų svečius. Juolab taip pat reikia pasidžiaugti, kad ir lyg tai šeštadienį, sekmadienį nelis. Aišku, apgailestauju, kad lis per Jonines, kaip dabar prognozė rodo. Bet kas tas lietus, jeigu gera nuotaika? Viskas bus gerai.